Mes pirmą kartą organizuojame tokią tipo šventę. Reikėtų pabrėžti, kad turime daugiausiai ūkių visoje Vilniaus apskrityje ir mintis yra, kad pagerbti tos žmonės, kurie kasdienių darbų kūrė irgi viešina mūsų savivaldybę, nuo visokiausių kultūrinio maisto paveldo iki rankdarbių ir panašiai. Tikrai labai džiaugiamės, kad šita šventė šiandien įvyko. Aš manau, kad taps gražia tradicija. Reikia mums pritraukti ne tik žmonės, kurie dalyvauja autojo varžybose, bet ir visus kitus, kas plėčia mūsų žemės ūkį. Šaunu, kad viskas pavyko ir labai tikiuosi, kad ateityje ta nauja tradicija prisijungs prie jau esamos tradicijos ir kartu švęsime tą lauko dieną. Taip, akcentas yra teisingai edukacija, kadangi mes mokinsim savo gyventojus, kaip galima ką gaminti. Šitas renginys paragauti yra nemokamai. Taip, reiškia, žmonės galės ir paragauti kibinų ir kitus skanėstus. Turgoje darom renginį, tai mūsų kampelis užima apie 15 dalyvių, bet vėlgi žmonės gali užeiti ir į turgų, ir ten apsipirkti ir pasižiūrėti. Mes atstovaujam Vilniaus rajono bitininkus. Šiandien darysime žvakių liejimo edukaciją ir žvakių sukimo edukacijas, tai kviečiame užsiregistruoti ir dalyvauti. Manau, kad bitininkų nemažėja, o kaip tik jauni žmonės ateina į bitininkystę. Kažkas paveldi nuo senelių, kažkas iš tėvų, kažkas šiaip niekada neužsiėmęs šeimoje bitėmis pradeda bitininkauti. Dabar ir miesto bitininkystė labai populiarėja. Tai sakyčiau, su bitėmis vis daugiau draugaujama. Jau nebebijama taip kaip anksčiau. Kepam šiandien skanius totoriškus beliašus, atstovauju totorių bendruomenę, būtent VŠI pas totorius. Kepa šiandien rodo edukaciją, kaip kepti tradicinis totorių beliašus. Na ir aišku, paragauti. Tokia graži šventė ir mes esam dalis mūsų Vilniaus rajono, tai kodėlgi ne, mes norim ir turim ką parodyti būtent mūsų gražiai Vilniaus rajono bendruomeniai.